buvo 4. punktas. Susirinkau tos 3 punktus, pakankamai gerai viskas. Išbėgau tada jau tą 4. Ir kažkaip nesužiūrėjau už keliukų ir nubėgau dar papildomą lanką ten. Nu, labai ten didelė klaida, ten pralošiau 50 sekundžių lyderiui, tai jau tada jau pamačiau, kad jau bus sunku kažką padaryti dar geriau. Bet, nu, paskui po tos klaidos įsivažiavau vėl ramiai ir tada vėl su tom tvoreliom tada pasimoviau ir tada jau vis tiek, aišku, jau mačiau, kad nepavadysiu jau kažkokį gerą rezultatą, bet stengiausi kovoti iki galo. Tai kaip gerai, nu kaip blogai šiaip vertinu save, nieko nepadarysi. Blogiausias jaučias, iš kurių esu dalyvavęs tikriausiai. Fiziškai tikrai jaučiuosi gerai pasiruošęs, statė mane pirmu, tai startavomės visi, ten labai pirmas skaidymas buvo labai įdomus, tai vieni turėjo toj pačioj griovoj pusėje, kiti kitoj pusėje, man teko kitoj pusėje, tai išėjo taip, kad atsižymėjau pirmą savo punktą, savo skaidymą, o paskui jau su šveicaru ir su čeku jau kartu jie šalia buvo, tai bėgom kartu, visa trasa beveik sutapo. Dar prieš parodome, vienas buvo punktas skaidymas, tai bėgau taip kryptim tiesiog, nežinau kur, bet pasisekė labai, kad radau savo punktą. Na ir paskui jau, kai atsižymėjau savo punktą, mačiau Suomį ir Lenką priekį, tai jų nugaras mačiau ir bėgau tada jau. O paskui jau po parodome labai sunkiai vietovė buvo ir kojas jau užkirto kojas, tai jau paskutinius 2 punktus nebeišėjo jau bėgti jau. Pailsėjau truputį, tai neatidirbau gal iki galo. Bet šiaip grįžau, nepralošiau daug, tai to džiaugiuosi tiktais.